Sveiki visi, šiandien jums parodysiu, kaip užregistruoti iTunes paskyrą amerikietiškame App Store be kortelės įvedimo. Pirma, ką mums reikia padaryti, tai paleisti pačią programą iTunes, užeiti į App Store viršui ir išsiregistruoti, atsijungti iš dabar esančio akaunto. Užeiname App Store. Viskas atsijungiam, važiuojam į pačią apačią, pasirenkam šalį, kokioje mes norėsim registruotis. Siūlau registruotis Jungtinėse Amerikos valstijose dėl to, kad tai yra pilnas App Store'as, ten yra visos programėlės, kurios yra sukurtos, o tarkim lietuviškam App Store mes turim tik tai dalį programėlių, kurios yra sukurtos ir negalim pamatyti visko. Todėl renkamės Jungtinės Amerikos valstijas. Pasirenkam vėl App Store. Ir pasirenkam nemokamą Top Free Apps. Pasirenkam bet kokią nemokamą programėlę, kad galėtume atsisiųsti. Ir paspaudžiam Create Apple ID. Spaudžiam Continue. Sutinkam su visko, ką čia prašo pas mus. Ir vedam elektroninio pašto adresą. Pasirenkam klausimus, turėtų nesikartot, kokį nors atsakymą. Pasirenkam datą, kada gimėm, bet kokią. Spaudžiam Continue. Kaip matot, jeigu būtumėt pasirinkę šiaip užsiregistruotą akauntą, tai šito dešiniai pusėje šitos ikonėlės nebūtų, kad nevesti jokios kortelės. Jūsų prašytų priskirti savo paskyrai kokią nors kortelę. Taip, rašom vardą. Adresą reikia rašyti tikslų, jeigu jūs registruojatės Jungtinėse Amerikos valstijose, tai reiktų surasti kokią nors Jungtinių Amerikos valstijų adresą. Siūlau registruotis Floridos berods valstijoje, nes tenai nėra mokesčių, kaip žinot, parašyta 0,99, tarkim, doleriai arba ten 89 euro centai kainuoja programėlė. Čia yra be mokesčių. Todėl, kai pradedat pirkimą, viskas atrodo gerai, baigėt pirkimą, prisideda tam tikri mokesčiai. Berods Floridos valstijoje yra, ar tai minimalus kažkokie tai mokesčiai, ar jų visai nėra. Aš dabar neatsimenu tiksliai. Čia reikėtų susirasti kokį nors App Store. Tai susiradom parduotuvę, kad matytume adresas, pašto kodas ir telefonas, kaip pavyzdys. Anksčiau leisdavo parašyti Apple parduotuvės adresą, kad užsiregistruoti ir viskas būdavo gerai. Dabar bandžiau, neleido, todėl bandysim eiti į Google ir pasigūglinti kokiu nors adresu. Užeinam į kokį nors puslapį. Čia turbūt pas mus bus zip kodas. Pasirenkam Floridą čia. zip kodas.
adresą kokį nors pasirinksim. Turbūt šitas bus. Telefono numerį neblogai būtų kokį nors surasti. Gal tiks iš App Store. Na, bandom. Kaip matot, viskas puikiai pasisekėm. Dabar reiks eiti savo paštą ir patvirtinti savo elektroninį. Eiti savo paštą ir patvirtinti, kad mes iš tikrųjų naudojam šitą elektroninio pašto dėžutę. Tokius pačius žingsnius galima daryti ir lietuviškam akauntui susikurti. Tiesiog vietoj šitos vėliavėlės reikia pasirinkti Lietuvos vėliavą ir lygiai taip pat paspausti ant nemokamos, būti atsijungusiam, paspausti ant nemokamos programėlės, kad ją atsisiūs, tada pasiūlys prisijungti. Ir po to, kai pasiūlys prisijungti, pasirinksite sukurti naują Apple ID. Na vat, viskas gavosi, viskas veikia. Iš tikrųjų, šiandien pas mus yra vasario 4 diena. Todėl tai yra sukurta 2013 metais. Pabandysim prisijungti tada. Ar gausis prisijungti? Va, iš karto jis automatiškai prisijungia. Užeinam į App Store ir matom, kad viską galima daryti. Pabandom paspausti. Atsisiųsti. Viskas siunčiasi, viskas tvarkingai. Tai tikiuosi jums patiko, ką aš jums parodžiau. Tikiuosi dabar žinosit, kaip užsiregistruoti savo iTunes akauntą kitoj šaly, kad galėtumėt naudotis teikiamą naudą, kurią siūlo App Store. O su jumis buvau aš, 314 Circle, yra app apžvalgos. Nepamirškite spausti laikų, dalinti su draugais ir pasirašyti po mano kanalu.